Šiandieną apžvelgsime kode.lt.com tinklapį. Šiame tinklapyje jūs sulauksite pagalbos, kuriant tinklapį. Kuriant savo nuosavą tinklapį. Šiame tinklapyje taipogi yra forumas, kuriame galite klausti, dalintis informaciją. Apžvelgime plačiau. Forumas. Taigi konkursai, klaidos, taisyklės, atnaujinimai, atsiliepimai, programavimas, TVS klausimai, CSS klausimai, modulio programavimas, dizainai, programų modifikavimas. Čia galite pasidalinti modifikaciją savo skriptu. Taipogi šiame tinklapyje rasite daug ir grafikos, tai GFX kovos, GFX pamokos, jūsų GFX, galėsite parodyti savo darbus ir nemokami darbai. Toliau tinklapių palaikymas, tai čia bus hostingai, domenai, VPSai, žaidimų serveriai, skaitliukai, tinklapių topai, socialiniai tinklapiai. Toliau turgelis, internetinis verslas, dizainų, reklaminių skaitelių pirkimai, pardavimai, reklamos keitimasis, tinklapių pirkimai, pardavimai, keitimai, taipogi domenų pirkimai, pardavimai ir taip toliau. Ir kitą diskusijos temą, jūsų tinklapį, galėsite šioje skiltėje pasireklamuoti savo tinklapį sukurtą. Ir šiukšlinė jau visas kitas nei tema tinkančias temas. Taip, toliau siuntiniai. Siuntinėse galėsite atsisiųsti jums reikalingų dalykų įvairių tokių kaip dizainai, sistemos ir panašiai. Kažkaip dabar kodėl nekrauna. Nesvarbu. Kol krauna, apibūdinsiu dar kelias funkcijas šiame tinklapė, tai yra paieška, jūs galite susirasti savo ieškomo dalyko. Čia jūsų profilis, čia tikriausiai konkursų kažkas. Šaukykla, galite klausti, bendrauti su kitais tinklapio nariais, naujausi straipsniai, tai įvairios pamokos ir panašiai. Čia prisijungia vartotojai ir viskas. Gerai, grįžtame į siuntinius. Siuntinių kategorijos yra tokios. Grafika, tai PSD failai, kuriuos atsisiunčiate, įsikeliate programą ir galite pasikeisti tai, kaip jums patinka ir naudoti savo tikslams. Dizainai, turinio valdės sistemos, ant kurių stovi visas tinklapio širdutė, tai yra valdymo sistemos. Klonai tai yra, tarkim, kas nors sukuria tinklapį, padaro jo kloną, jūs jį įsikeliate ir turite tokį patį tinklapį. Tačiau tai nėra visiškai legalu ir su tokiais dalykais geriau neužsiimti. Skriptai, įvairios modifikacijos panašiai, moduliai, dizainai, Night Media sistemos, dizainai PHP Fusion V6 sistemos, dizainai PHP Fusion V7 sistemos, dizainai HTML, CSS, dizainai WordPress sistemos ir dizainai Datafill Engine sistemos. Toliau einame, žiūrime straipsniai. Straipsniai. Kažko mums nenori šiandien kraut. Vienu žodžiu, straipsniuose rasite įvairiausių pamokų, paaiškinimų ir panašių dalykų. Taigi, ačiū, kad klausėte, ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų tinklapio apžiūrų. Viso.